Sveiki, mėly kanalo bičiuliai. Dar sykį susitikom, šį kartą prie Baltupio tvenkinio liepto. O kalbant apie bendrai, kadangi jau taip pačias naglių šulyje čia mane pavadino, tai trupučiuką kas čia mūsų laukia. Tai turėjom gerą atšilimą praeitą savaitgalį, turėjom žiaurų atšilimą, šiandien dar sniegą nuo mašinos teko pagramdyti. Dabar vėl panašu, kad eina į atšilimą oras ir tikėtina, kad bus neblogiau negu praeitas iki buvo, gal ir geriau. Vienintelė bėda, kad tik tai turėjo šeštadienį pradėti šilt, dabar jau žiūriu prognozės rodo, kad labiau į sekmadienį. Atsisuks pietų vėjas, atneš čia Sacharos dulkių, pradėsime čia džiūti labai stipriai. Tai va, tai kad nesudžiūtume, pakalbėkime, kas vyksta Lietuvoje. Tradiciškai vakarai dabar. Vakarai, vakarų Lietuva. Tai iš Klaipėdos kažkokių tokių labai didelių žinių nėra. Žodžiu, žiobrių kibimas yra geras ir jeigu tik atšils oras, kaip žada, o tikiu, kad tai bus labai gerai. Iš tikrųjų, šilumos duos, žiobriai turėtų kibti ir Bartoje, ir Minijoje, jeigu rasite vietą be abejo. Gera žinia iš Klaipėdos yra, kad plekšnių iš tikrųjų pradėjo kibti prie krantų, pasitraukė jūrinė žuvis, tai tikrai nuostabiai kimbo, net Vilniui man dirbant jau čia šlavė ir sistemėlės, ir svarelius jūrinius, tik tai tiek, kad žiūrėjau, kad vėjukas bus 15 metriukų, pietų vėjo, nežinau, kaip ten gausis jūro žvejyba. Taip pat, kimba be abejo, kimba kojos, kimba šapalai, kas nekimba, tai ešeriai. Aš taip galvoju, kad turbūt jau pradėjo neršti ir teks luktelti. Tai va, keliaujam kitur, kas čia. Šiauliai, labai kažko stebuklingo nėra. Kalbant apie ventą, tai smulkmė kimba, kojos tokios nedidukės, kur duburiuose randa šapalų. Šapalai kimba, ežerai dar tyli. Kaip bebūtų keista, atrodo seklu ir šilumos buvo ir viską, bet ne apie lynus, ne apie kitą žuvį kažko labai iš ten negirdėti. Dėkui, Ruslanai, tau. Toliau keliaujam. Šilutė yra smagi, žinos, Atmatoj iš tikrųjų kimba karščiai. Ne tik Atmatoj, bet ir Nemune. Ties plaškiais girdėt, kad kimba ir, kalbu apie karščius ten tarp kilogramų ir 2, kaip sakė. Aukštumaliai, kaip turgus, 30-40 mašinų stovi, atvažiuoja žmonės jau pabendraut, veiksmas vyksta. Minijoje kažkokiu labai daug suplūdo mažų ešeriukų. Taip, sakė, mėšlinius lėkiukų geriau ten nekabinti, užmeti, minutę laiko, kabliukas net blizga, koks išvarus būna. Tai jau reikia dėti naktinį ir laukti rimtesnės žuvies. Tauragėjai, jūros upiai, konkrečiai žiobriai. Taigi pietų Lietuva. Tai pradėkim tradiciškai turbūt nuo pietinio krašto Druskininkų. Tai ten yra geriau negu seniau. Tai yra kimba, iš tikrųjų, Nemunas. Karšiai, šapalai. Kas daugiau pagauna, kas mažiau, kas suranda, kas moka gaudyti. Tai nėra masinis kažkoks ėjimas, bet pagauti galima ir tai smagu. Paskui pirmieji karosai pasirodė čia tokiuose mažuose ežeriukuose. Kas lyną pagauna kažkokį, bet irgi taip pirmieji tokie bandomieji. Taip, kas įdomu, iš Glūko ežero čia įdomiai žmonės pasako, kad atvažiuoja prie Glūko ežero, užkabinta, kad turi nusipirkti leidimą iš VMI specialų. Duotas telefonas, ten kažkokie patvirtinimai, tai čia keista iš tikrųjų, reikia pasidomėti, kas tai yra, bet atskiro leidimo reikia Glūko ežerui. Tai juokavom su kolega, iš ko girdėjom, kad gal čia irgi jau kaliniai pradėjo kitaip dirbti, dabar ne vien žinutės rašo, bet gal ir skelbimus stato prie ežerų. Pinigų pervestume naujas biznio modelis, bet gal ir ne, gal čia tiesiog valstybė susitvarkė kažkaip kitaip. Tai va, Merkinė, keliaujam Nemunu žemyn, labai gerai kimba upėtakį, iš tikrųjų, ne pačioj Merkinėje, bet aišku, intakose ir Merkė, ir Nemuno, tikrai nuostabus yra kibimas, vienas geriausių metuose, upėtakiai gerai pavalgė varlių, vanduo dar pakankamai aukštas, dar mažesniausiose upeliuose yra, tai ir kas dar gerai, kad didesniuose apie kokią ūlą kalbėt, kad dar neprasidėjo baidarės. Tai, žodžiu, galima smagiai pagaudyti, jeigu turit laiko ir noro, tai yra dabar pats geriausias laikas. O kalbant apie Nemuną, vėlgi, karšiai, kilogramas pusantro, va tokie girdėt, aišku, nemasiškai vieną kitą, gražios kojos ir šapalai. Šapalai iš tikrųjų kimba visoje Lietuvoje, ką girdėt. Taip, keliamės į Alytų toliau. Tai, kaip sakė, pasakojo Modestas, paskutiniai mekšrai. Tai jo prognozė iki maždaug pirmadienio dar kokią turėtų migruoti, paskui jau bus išneršę mekšrai ir pasileis žemyn upę, grįš į Kauno marias ir, žodžiu, baigsiu šimetinis jų ėjimas. Taip pat kimba, kaip sakė, bele kokie šapalai. Ar plūdiniam batoną gaudant, ar su pyderiais. Bele koks dydis ir kimba bele kur ir irgi tas toksai geras kibimas amžinai netruks.
Mano jaunasis bičiulis Artūras, irgi dabar į Alytų iš Merkinės persikės, tai gaudė, buvo ūsorių gaudė, tai irgi jis asmeniškai nepagavo, bet jo draugas 4 ūsoriai, vienas iš jų 4 kg. Irgi kažkur netoli Alytaus. Žodžiu, kimba tikrai nuostabiai ir gražios žuvis ir tai yra puikus laikas tenais. Bet tas pats Artūras pasakė, kad mekšrų, panašu, kad baigė neršti pelėse, kurioje užėjau, baigė neršti, po biškį grįžinėje, tai žodžiu irgi toks. Bet pagauna ne po daug, po 3, po 4 pagauna, bet tokie 8-900 gramų fantastiniai. Tai va, jis laukia, kad toj baigsis mekšai, turėtų prasidėti šapalai, paskui karšiai, paskui karosai. Apie karosus beje irgi žinių kol kas nėra, nei Ančiai, nei Seiroj, nei kažkur kitose tose vietose. Gal kažkas vieną kitą ten Nemune pagauna, bet dar to masinės migracijos nėra, bet tai trūksta šilumėlės ir galbūt šį savaitgalį viskas ir prasidės. Bet kuriuo atveju, jeigu bus tokia šiluma, visa žuvis paprastai rodo, kad vienu metu pradeda praktiškai per 2-3 savaitės praeina. Švarėnos irgi žinios tos pačios, tai Merkyje kimba šapalai puikiai, kas kukurūzais gaudo, kas liekais. Nuostabiai kimba ir kimba be abejo šeriai visose užtvankose labai smagiai, matyti jau išneršia. Tai ypač kas gaudo vyžuodrebį, tai žodžiu džiaugiasi. Marijampolė. Linai, karosai, karpiai. Visur nedideliuose privačiuose ar ten pusiau privačiuose tvenkiniuose visur neblogai sukybo savaitgalį. Per šalčių dabar neturėjau informacijos, kaip čia atšalus, koks čia veiksmas, bet kadangi žada atšilimą, tai manau bus tikrai neprasčiau. Kalbant apie Šešupę, tai labai geros žinios iš Kudirkos Naumiesčio. Žodžiu, ten laužo kablius, trauko pavadėlius, tempia meškerės, skriaudžia meškeriotojus, didžiuliai šapalai. Ir ten, aišku, turbūt pusė Marijampolės jau tikrai bus savaitgalį. Jeigu rasit kažkur vietą, tai jums labai pasisekė surasti. Tai va. Linai beje irgi pasklido, jeigu seniau kybo tokiose vos nežiemojimuose vietose, tai dabar jau pakraščiuose, prie žalių tradicinėse vietose, žodžiu, viskas ten yra puiku. Vat Kelmė, čia grįžkim prie Žemaitijos dar, tai toks yra Šios ežeras, 8 hektarai, neturi Kelmės, tai privatus ežeras, į kuriame, tarp kitko, teks šeštadienį pagaudyti, ne privatus, o išnuomotas, taip pasakyti. Tai žodžiu, geros žinios yra iš paskutinių dienų, per tą atšalimą, kai čia šaltas sniegai visą kitą, tai žuvis kaip pajudėjo šiltamėgė, tai jinai ir kimba. Tai čia pagaudė vienas žmogus, 7 karpius pagavo, kelis lynus. Žodžiu, neišgąsdino tas šaltis ir čia yra geros žinios tikrai. Taip, Kaunas. Tai pradėkim gal nuo Seredžiaus, tai senai laukta geroji žinia, kad Dubysoj pradėjo kibti žiobriai. Iš tikrųjų, nuostabu, daug kas laukia to ir žuvis dar toli nenuėjus, bent jau šios dienos žiniom, tai dar gaudo prie Seredžiaus. Šios dienos tai yra ketvirtadienio vakaras, patiksinsiu. Tai kimba, ta prasme, taip jau apie Seredžiaus tiltą, truputį toliau prie Klumpės malūno dar liktai nėra. Bet aš manau, kad kokio šeštadienį, sekmadienį, ko gero jau bus pakilę. Lygiai tas pas Neryje pasirodė, pačiam Kaune dabar, prie Kleboniškio tilto kitur kimba žiobriai. Nepasakysi, kad po daug, bet pagauna visi ir tai pirmoji banga, žodžiu, jau eina, jau prasidėjo ir labai smagu. Turžėnuose beje karosų pradėjo per tą atšilimą pagauti irgi toj, kaip čia senbagį, kaip pasakyti, ne senbagį, kur stovintis vanduo. Pašylo vanduo trupučiuką, kibimas yra, šapalai visoje Nery kimba tikrai puikiai. Miesto ribose pačiam Nemune dabar. Tai išneršia turbūt, sakė, kad praeitą savaitę neršia ir salačiai, ir meknės vienu metu. Tai kaip seni kauniečiai Šančiopski sako, meknėm dabar dar šikna skauda, žodžiu, dar nelabai jas kimba, bet kokią savaitėlę turi praut, kai atsigaus ir tada pradės vėl iš naujo kibti, bet žuvies daug matos yra ir smagu. Taip pat prie Akropolio garsioji vietoje, ten, kur irgi jau pasirodė žuvis, bent jau žvejų yra. Dar geros žinios yra iš Jiesios, kad tiesiai neturiu, kad kažkas pagavo, bet žodžiu toje vietoje populiariuose, kur žmonės gaudo pavasarį karosus, jau ten viskas nutupta, užimta ir sėdi ir matyti ne veltui žmonės sėdi. Nevėžių smulkmė dabar beliko, taip jau nieko labai gero nėra, tu galvojate Kaunu. Tai va, dar kimba lašišos, iš tikrųjų, virš metro mano bičiulis Algirdas iš pilnos valties, tai šią antrą Velykų dieną virš metro vėl pagavo, praktiškai kiekvieną žvejybą pagauna. Tai, žodžiu, lašišų dar yra, bet aš manau paskutinės dienos, kai taip šyla, žuvis išeis, tai jeigu dar norit suspėti kažką, tai galit. Taip, Jonava dabar irgi. Keliaujam jau Nerimi. Kolūkių nėra tradicinėse vietose ten prie Jonavos, dar aukštokas vanduo, žodžiu, visi jonaviškiai, bent jau prieš kurį laiką, tai šturmavo Šventoji, buvo užėjęs smagiai karšiai kybo žemupiai, dabar šapalų labai smagiai gaudo, kuojos be abejo. Vilnius dabar irgi šapalai, kojos, karšiukai, vienas kitas žiobriukas, galbūt dar iš pernai likęs, galbūt jau
pasirodęs pakilęs, tai Neryje, žodžiu, pats geriausias veiksmas. Visur, kur tik yra galimybė gaudyti, puikiai kimba. Balose visose čia aplink Vilnių irgi per tą šilumos dieną labai smagiai visokias smulkmėsų įdėjo. Ten raudelės, kojos, ešeriukai, plakiai, pirmosius karosus pagavo, va čia buvo Valdelis, dar šprotukas, vienamas sakė, kad labai smagiai va Baltupio tvenkinyba, prie kurio dabar kalbomės, kad sakė, smagiai raudžių pagaudė, karosą berods 1 ar 2 pagavo. Žodžiu, irgi taip matosi, žuvis žaidžia paviršiui, vanduo sušilo, nuostabu. Elektrėnai dabar. Elektrėnai, stambios kojos mariose, jau irgi turbūt, kad į antrą pusę persirito jau, jeigu neneršia, tai toj nerš. Ne kanale be abejo kimba, bet jau pačiose mariose. Žinau, kur tai gražios, 800 gramų, 900 gramų irgi tokios, nu tikrai, kur kitų metų nelabai tokių pagausi. Tai va, kur toliau keliaujam. Gerai, Šiaurės Lietuva. Sakykime, Šiaurės Lietuva, nu pradėkim gal nuo šiauriausio taško, tai net ne šiauriausio, negali sakyti Lietuva, Latvija, tai yra Bauskė, tai pasak bičiulio Dainiaus, tai truputį prasčiau kimbo, žodžiu, nuvažiavo, pusdienį 20 tik pagavo, 7 paėmė, kitus paleido. Nu, tai prašiau, tai žodžiu, bet, nu, galite įsivaizduoti, koks tai yra kibimas. Žodžiu, vaikšto nemažai upiai tokių žvejų profesionalų, žiobrio kaina 50 centų, arba, nu, jeigu turi skystos valiutos, tai, žodžiu, viską vietoje gali gauti. Ten tokie žmonės rimtai gaudo, tai 16 gramų plūdės, tokios avižos, nago dydžio. Nu, ir aišku, kaip reikia tikėti, žmonių daug, tai, žodžiu, ten ir dainos aidi, ir mėlyni žiburiukai ten, nu, žodžiu, nešam kultūrą į Latviją, mūsų ten, kaip sakyt, daug. O štai iš mūšos kažkaip taip, kaip sakyt, skirtingi duomenys. Tai kažkas 1-2 žiobrius pagauna, kažkas ir normą susirenka, bet, žodžiu, žmonių daug, žiobrių dar toks vaizdas masiškai nėra. Yra žiobrių, bet irgi va čia kompanija tas pats Ruslanas pasakojo iš Šiaulių, kad buvo nuvažiavęs, tai su plūdinė pagavo 1 karšį ir 1 žiobrį, o jo draugas su fideriu 7 žiobrius. Štos, tai jie ten važiavo kažkur aukščiau, man atrodo, link Pakruojo pusės ar į tą pusę. Tai va, dabar patį Panevėžį, jeigu eiti, tai pradėkim turbūt nuo šiaurės ir keliaukim Nevėžių žemyn. Tai Šapala yra. Aukščiau Panevėžio tikrai labai smagiai kimba. Įvairiaus dydžio, bet Šapalų laikas puikus pačiam mieste, kaip jau tikri panevėžiečiai, kaip ir apskritai mieste rimti žvejai negaudo. Važiuoja bent 100 kilų, žinai, nes kuo toliau nuvažiuosi, tuo daugiau pagausi, senai žinomas dėsnis. Tai va, bet tų, kurio miesto tokie senoliai, kur kažkur labai neina prie to pačio spirito fabriko, labai gražių kojų pagauna. Kojos, trepečiai, ten šapaliukas vienas kitas. Tai va, einam toliau tada Nevėžių, tai va, Krekenavos pusėje, žodžiu, žiobriai, kaip sakiau, praeitas iki kibo, tai dabar irgi. Kimba žiobriukai, nedidukai tie tokie, lietuviški žiobriai, pro tinklo akį pralindę, žodžiu, bet kimba neblogai, tik tai nurasti mašinos ant kelio pastatyti, tai vėlgi galima sėkmės palinkėti. Kas iš vakaro važiuoja, kas kažkaip taip ir įdomu, kad kimba rytais, o vakare kažkaip tai aprimsta. Taip, Šapala irgi, tarp kitko, irgi tam pačiam Nevėžį puikiai kimba ir pagauna, kas dugne neaišku, kas plūdne, bet ir spiningų visai neblogai bubleriukais pagauna. Taip, Liberiškio tvenkinį irgi pelynus jau kažkaip žinius, tai gal lyg tai buvo pradėję kibt dingo, bet už tai karšių karosų pagauna raudžio gražių. Velžio šitoj baloj, tai irgi smulkmė neblogai kimba, ten niekad labai kažkas gerai nekibdavo, bet kas jau ten prigaudė, tai veiksmas yra. Lėveny dabar yra, Lėvens tikriau, Lėvo gal taip reiktų pasakyti, tai yra paieškoti reikia duburiukų, vanduo jau nusekęs, bet kur nekimba, jau reikia pries duburiukus, bet kur yra duburiukai, ten gražios kojos, gražus ešeriai. Toks vaizdas, kad jau neršiantis ešeriai, tai paraginčiau gal, jeigu gaudotum, bent jau paleiskit iš tikrųjų. Taip manau, kad tokį ešerį iš pagarbos, tai turbūt galima duoti jam. Gal reiktų duoti jam įsineršti iš tikrųjų ramiai, nes dabar tos didelės patelės pilnos ikrų didžiausias pagaunamas ir paskui visais metais skundžia žmonės, kad jų nėra. Šapaliukai be abejo kimba, gal vienas kitas didesnis. Kupiškio mariose dabar aukšlės dar tebe kimba, bet jau kojytės, plakiukai pasirodė, toks vaizdas, kad jau baigėsi. Pagauti, žodžiu, dar galima, bet turbūt irgi bus paskutinis savaitgalis tokius aktyvesnis. Ties Vainiūniškių čia turbūt jau Kupiškio marių aukštupys, tai visokias smulkmė plakiai kojos. Kimba, kaip sakyt, puikiausiai. Dar nepaminėjau, kad Nemunėlį girdėt, kad jau neblogai kimba. Žodžiu, normas pasigauna žmonės, kur ir kaip nei vienas taip kalbintas labai jau taip nepasakojo, bet matyt, kad viskas gerai.
Kas dar iš Molėtų pusės irgi, su Gytu Lukšta kalbėjau, žmogus iš šiltų kraštų grįžęs, bet sakė, kad nelabai kažkas, tai net iš Šventojų kažkaip gerų žinių nėra, iš Aukštupio. Tai va, tiek šiam kartui turbūt, tai palinkėjimas yra nesušalkit, vėjo bus nemažai savaitgalį, nors čia prie jūros gal arčiau mūsų, kaip sakyt, Lietuvoje jau taip, vidurio Lietuvoje gal ne taip daug ir susitiksim prie vandens turbūt. Orai geri, šiluma ateina, viskas bus gerai. Smagiai praleisti laiką. Linkiu kiekvienam ir ačiū, neužmirškit mūsų prenumeruoti, rašyti komentarus, dėkui už praeitą, 580 kažkeli laikai, tai yra, patikėkit, daug. Ačiū Jums. Gerai.